Buvo kartą maža miela mergaitė. Kas tik ją pamatydavo, visi pamildavo, nes ji buvo geros širdies. Bet labiausiai ją mylėjo senelė. Ji nebeįmanė nieko jai beduoti. Kartą ji padovanojo raudono aksomo kepuraitę. Kepuraitė taip gražiai tiko ir mergaitė nieko kito daugiau nenorėjo nešioti. Tai ir vadino ją tik raudonkepuraitė. Vieną dieną mama sako jai: "Va tau, mieloji, luistelis pyrago ir butelaitis vyno. Prašau, nunešk juos sergančiai seneliai. Ji silpna, pasiligojusi, turės šio to širdžiai atgauti ir pasistiprinti. Paskubėk, kol dar nešalta. Eik gražiai ir niekur nesuk iš kelio, kad nepargriūtum ir krepšelio nesudaužytum." "Gerai, viską padarysiu, kaip tu sakai," prižadėjo mergaitė ir atsisveikinusi išėjo. O gyveno senelė girioje, per pusvalandį kelio nuo sodžiaus. Mergaitė drąsiai žengė į mišką. Ir vos tik mergaitė įėjo į girią, tuoj sutiko vilką. Bet ji nežinojo, koks jis piktas žvėris, todėl ir neišsigando. "Labą dieną, raudonkepuraitė," tarė vilkas. "Ačiū už labą dieną, vilke," atsakė ji. "Kur taip anksti išsiruošei, raudonkepuraitė?" "Pas senelę." "O ką čia turi krepšelyje?" "Pyrago ir vyno. Vakar kepėm, tai ir nešu seneliai. Ji silpna ir pasiligojusi, turės kuo pasistiprinti." Jos trobelė stovi po 3 dideliais ąžuolais, o šalia auga lazdynų krūmai. "Turėtum žinoti," atsakė mergaitė. Vilkas galvoja sau: "Riebus kąsnis, toji mergaitė, skaniau negu ta senė. Reikia gudriai apsisukti ir abi bus mano." "Raudonkepuraitė, pažiūrėk, kokios gražios gėlės auga. Eini kaip į mokyklą, o girioje tokia linksmybė." Mergaitė pamatė, kaip saulės spinduliai žaidžia tarp medžių šakų ir pagalvojo: "Nunešiu seneliai šviežių gėlių." Ji išsuko iš kelio ir nubėgo į girią gėlių pasiskinti. Skina vieną, skina kitą ir vis tolyn, vis gilyn į girią. O vilkas tiesiai prie senelės namų nuėjo ir beldžia į duris. "Kas ten?" "Tai aš, raudonkepuraitė." Vilkas paspaudė klibikį, durys atsidarė ir klastingasis, nė žodžio netaręs, griebė senelę ir prarijo. Paskui apsirengė jos drabužiais, užsidėjo ant galvos skyką, atsigulė į lovą ir užtraukė užuolaidą. Raudonkepuraitė atėjusi nustebo. Durys atdaros. Jai taip keista pasirodė, kad pagalvojo: "Kodėl man šiandien taip baugu?" "Labą rytą," bet niekas neatsakė. Tada ji priėjo prie lovos ir atitraukė užuolaidą. "Oi, senelė, kokios didelės tavo ausys." "Kad geriau tave girdėčiau." "Oi, senelė, kokios didelės tavo akys." "Kad geriau tave matyčiau." "Oi, senelė, kokios didelės tavo rankos." "Kad geriau tave nutverčiau." "Bet senelė, kokie baisiai dideli tavo dantys." "Kad greičiau tave suėsčiau." Vilkas prarijęs vargšę mergaitę. Prisipūtęs jis vėl atsigulė į lovą, užmigo ir pradėjo garsiai knarkti. Ėjo pro šalį medžioklis ir galvoja: "Kaip keistai ta senelė knarkia, reikia pažiūrėti."
įžengė į trobą ir pamatė vilką. Jis paėmė žirkles ir pradėjo kirpti pilvą. Prakirpo kiek, švyti raudona kepurėlė, dar kiek ir iššoko mergaitė. Oi, kaip aš buvau išsigandusi, sušuko ji, o paskui išlindo ir senoji močiutė, vos gyva. Raudonkepuraitė greit prinešė didelių akmenų ir jie prikrovė jų vilkui į pilvą. Bet sunkus akmenys neleido jam pajudėti, jis susmuko ir gavo galą. Tai buvo visiems džiaugsmo. Senelė suvalgė pyragą ir atgavo jėgas. O Raudonkepuraitė pagalvojo, dabar kol gyva būsiu, niekada viena nebesuksiu iš kelio, jei motutė neleidžia. Raudonkepuraitė linksma parėjo namo ir niekas jai kelio nebepastojo. Pasakos pabaiga.